Labas. Šiandien išties galvojau, kuria tema su tavim pasidalinti. Tai labai jau norėjau ne vieną savaitę nuvažiuoti prie jūros, bet bevažiuojant tai pradėjo lyti pas mus Klaipėdoje pusiaukelė, bet žinokit, tas noras, jisai niekur nedingo. Ir galvoju, ir telyja. Labai patiko iš vieno kurso pasakyti žodžiai, kad kai labai buvo daug lapų prikritę rudenį, tai vieni mato tos lapus kaip, o Dieve, kiek čia lapų, kiek čia reikia tvarkyti, ar čia neina praeiti ir čia trukdo ar panašiai. O kitas žmogus mato kaip gausą, sako, Dieve, kaip gražu. Ir norisi tų lapų rinkti įvairiausių. Tai man šiandieną taip su lietu, kažkaip labai įvertinu, kad tai yra gausa, krentant iš dangaus. Ir besėdint dar mašinoje įsitraukiau afirmacijų kortelę, kurioje buvo parašyta šiandieną man žinutė tokia, kad džiaugtis savo augimu. Tiesiog šiek tiek atgal atsižvelgti, pažiūrėti, kaip praėjo mano tas kelias, ką aš pasiekiau ir tuo pasidžiaugti, pasididžiuoti ir padėkoti savo. Tai šiandienai man kažkaip ir atėjo tada ši tema augimas, asmeninis augimas ir siekimas savo tikslų, norų ir tokio gyvenimo, kurio mes iš tikrųjų norim. Tai šiandienai iš tikrųjų pasižiūrėjusi atgal, labai savimi didžiuojasi. Ir nors ir tie nematomi, kai kurie žingsneliai, vidiniai tie suvokimai tam tikrų dalykų, jie labai padeda eiti į priekį ir daro tave tokia stipresnė, kai ateina tam tikros situacijos, kad nesukluptum ir tiesiog greičiau atsitiestum ir eitum. Tai kaip jums yra su šitais, su šitomis siekiamybėmis, ar jūs esate užsibrėžę kažkokių tikslų, kažko norite daugiau iš gyvenimo? Ar nekausto jūsų baimės? Mane tai labai kaustė. Ir iš tikrųjų labai man asmeniškai reikėjo įsigryninti ir tikrai praėjo nemažai laiko suprasti, suvokti, ko aš iš tikrųjų noriu. O tai, žinokit, yra toks didžiulis darbas. Va tiesiog atsisėsti ir užsirašyti ranka, ko jūs iš tikrųjų norite. Tai aš gal čia taip viskas paprasta, bet nuoširdžiai. O tiesiog savo gyvenime, kaip jūs norėtumėt gyventi, kur norėtumėt gyventi, su kuo, kiek norėtumėt pinigų uždirbti, kaip jaustis, kur norėtumėt nukeliauti. Bet toksai nuoširdus turi būti atsigręžimas į save ir iš tikro pagalvoti tai, ką jūs viską surašėt. Va šitie dalykai jums teikia laimę, džiaugsmą ir tai yra jūsų gyvenimo prasmė. Tai man tai pavyko tikrai ne iš pirmo karto, bet džiaugiuosi, kad iš tikrųjų pavyko ir būna, žinokit, dar tikrai dar patobulinu savo tikslus, norus, nes eitas kelias vis tiek duoda tam tikrą suvokimą, keičiasi mūsų ir mąstymas. Tai iš ties dar norėčiau pridurti, kad labai gera, kai surandi tų bendraminčių, kurie palaiko tavo tos norus,
svajonės ir prisideda prie jų. Labai geras jausmas, kai tave tiesiog palaiko žodžiais. Nesvarbu, kuo tu užsiemi, gal tam žmogui visai ten atrodo mano ta veikla ar užsiėmimai kažkokie jam nepriimtini, bet vis tiek tas palaikymas, paskatinimas, žinokit, taip yra svarbu, taip žmogui suteikia tos motyvacijos ir noro toliau eiti, daryti ir gaunasi tokia triguba jėga, pradeda dar labiau viskas sektis. Tai tiesiog, jeigu turite šalia žmonių, kurie, užsiema ar ne, kažkokia veikla, jums atrodo, ne, čia tikrai aš gyvenime taip nedaryčiau, bet palaikykit jį. Jam tai yra labai labai svarbu. Tai bekalbant, žinokit, priėjau prie jūros, girdite ošimą. Labai labai geras jausmas. Ir iš tikrųjų noriu dar tokį labai svarbų dalyką paminėti. Tai yra meilė sau. Meilė sau. Nežinau, kaip kiekvienas jį supranta, bet niekas neužpildys mūsų vidaus, nes niekas nežino, kaip geriausia yra mums. Ir visa tai, kad mes jaustumėmės gerai, kad mūsų fizinė sveikata būtų gera, emocinė sveikata, kad mūsų suptų bendraminčiai. Mes viską galim padaryti kaip patys. Viskas priklauso tik tai nuo mūsų pačių. Ir visa tai, ką mes turime šiai dienai, yra mūsų vidus, kuris tai pritraukia visas situacijas, visus įvykius, visus žmonės. Kaip ir bebūtų keista, kaip ir beskambėtų keistai, mes labai viską savo vibracijomis pritraukiam, savo mąstymo mintimis, savo kalbomis. Tai išties artėjant gražiom šventėm, linkiu jums atsigręžti į save. Tai žinokit, viskas prasideda tik nuo jūsų. Aš taip pat šitą dariau. Buvo tikrai nelengvų sprendimų gyvenime. Buvo juodų labai laikotarpių, bet tiesiog tose laikotarpiuose, kai mes išbūnam, kiekvienam skirtingas laikas, kiekvienam greičiau, kitam lėčiau einasi. Nebijoti tų būsenų ten ir liūdnų, ir netekties, ir kažkokio pykčio. Viską priimti, nes yra viskas žmogiška. Susipažinti su savimi. Nežinokit, meilė sau, kaip pamilsti save, daro stebuklus visame kame. Tai ką, apkabinu jūs visus. Toks išankstinis palinkėjimas gražių švenčių. Ir būkite laimingi. Iki.